Verslas ir Dubajus. Taip. Lygybės ženklas. Jis vis prieina, sako, nori, sako, su pagrindiniu šeichu pažinti. Na, Okay, badavė, okay. sako. Mes taip, ne. Pravertė Monika, tai kaip jinai atvažiavo čia į tą Dubajų, kur nepažįsta labai daug žmonių. Šiaip iš tikrųjų, 6 metų pardavinėdavau 10. Kaip tau pavyko čia susikurti tą klientų bazę? Man ateina parodo prekę, aš tą minutę jau iš karto žinau, kaip reikėtų padaryti. Sveiki, šiandien turiu svečiuose Moniką. Monika Ra, garsią marketingistę. Bet Monika, galbūt prisistatyk, pasipasakok daugiau apie save, kas tu esi, tiem, kas tavęs nežino ir nepažįsta. Monika Ra, kuri yra marketingistė ir mėgsta verslą. Okay, labai įdomu. Verslininkė, geriausia tai verslininkė, gal pavadinkime. Nes mane visi pririša prie marketingo, bet iš tikrųjų tai aš turiu ne tik tai marketingo, aš iš to marketingo turiu daug ir verslų, žinai, susikūrus ten. Vienus vienaip, kitus kitaip. Tai aš save vadinu verslininkė. Verslas nuo nulio, kaip ten kažkas rašė, ne, juokauju, bet verslininkė. Tai gerai, prieš kiek metų prasidėjo? Nuo kada tu tapai ta verslininkė? Aš žinok, visą gyvenimą tokia buvau. Aš visą laiką sugalvodavau kažkokių tai būdų, kaip kažką uždirbti, kaip kažką padaryti, kaip kažką prasukti ir taip toliau. Aišku, čia susideda mano marketingo žinios, nes nėra blogo produkto, yra tik blogas marketingas, tai man yra paprasčiau visą tai daryti. Tai nuo gal 17, 16, kažkas tokio. Aš visą laiką tą turėjau, žinai, savyje. Visą laiką dirbdavau, stengdavausi ir kažką savo turėti. Vis tiek, tu esi garsiausia socialinių tinklų marketinge, ar ne? Kaip pas tave tie socialiniai tinklai atėjo į gyvenimą? Įdomiausia tai, kad aš šiaip prieš socialinius tinklus buvau gan žinomi šiaip marketingo specialistė, nes turiu ne vieną gerą projektą be socialinių tinklų. Tai mane taip visi pririšo prie socialinių tinklų. Iš tikrųjų taip nėra, buvo ne vienas puikus projektas, kurį mes įgyvendinom, tiksliau aš įgyvendinau projektą kaip marketingo projektą, o socialiniai tinklai. Tai galbūt tiesiog, kai dauguma marketingistų buvo užmygę ant tos bangos, kad ai, nu čia viskas pagal šabloną, mes viską darom, aš buvau iš tų, kurios visą laiką mato kažkokį tai ateitį. Vat aš tiesiog matau, aš ir dabar matau tam tikras sferas, kur iš tikrųjų bus boomt ir kur reikėtų atsidurti ir ką reikėtų daryti, jeigu norit pasiekti vieną ar kitą tikslą. Jo, šiaip pasidalinsiu, aš dabar testuoju kaip tik tas kitas platformas ir man visai jos patinka, žinai, patinka. Tik reikia dar išsiaiškinti, kas geriau veikia ir tenai prasinešti, taip sakant. Ir aš buvau viena iš pirmųjų, kuri pradėjo sakyti tai, kad aš jau pamačiau, kad čia tikrai labai gerai, kad čia tikrai yra pinigai. Dar tais laikais, įsivaizduok, influenceriai net nežinojo, iš ko gali jie uždirbti. Taip. Jie reklamuodavo prekes iš barterius, jie darydavo bet ką, jie nieko nežinojo, ką tas tinklas gali atnešti. Ir čia išėjo Monika, viską suprato, susidėjo, prasitestavo ant vieno, prasitestavo ant kito ir pradėjau mokyti visus kitus, kad hebra, nepraleiskit progos, dėl to, kad tai yra labai didžiuliai pinigai. Tai yra didžiuliai pinigai. Tai yra lygiai tas pats, visi žinai, socialinius tinklus numeta, socialiniai tinklai, tai yra verslas. Taip. Tai yra didžiulis verslas. Jeigu aš jums pasakysiu, kiek žmonės ten uždirba, tai kaip dauguma verslų tiek neuždirba, kiek turi pelno. Nebereikalo VMI užsiėmė influenceris. Nu, vad nebereikalo. Nu, tai jau čia tos krapšto ir Anglijai tas influenceris. Tai dėl to, kad jie uždirba didžiulius pinigus. Tai net kai kurie verslai tiek neuždirba, kiek uždirba būtent socialinių tinklų verslas. Aš jį taip vadinu, nes dauguma taip nurašo, ne, tai yra verslas. Tu pradedi nuo nulio, tu kuri strategiją, tu įvedinėjai produktą, tu pardavinėjai produktą, kartais tu net sukuri produktą, kurį tu parduosi, kaip, pavyzdžiui, buvo mano atveju, žinai. Taip. Tai yra verslas. Gerai, tai kaip tu Dubajų atsiradai? Aš Dubajų šiaip iš tikrųjų pirmą kartą atvažiavau su savo šeima, nes mano vyras čia važiuodavo visą laiką ir kažkaip aš dar net laukiausi tada. O Dieve, kiek čia buvo 10 metų atgal. Aš laukiausi ir pas jį tokia būdavo šeimos tradicija, kiekvieną žiemą važiuoti, pražiemoti į Dubajų. Nu ir aš kartu atvažiuodavau ir kažkuriuo metu aš pradėjau šnekėti apie tai, kad aš noriu čia likti gyventi. Ir kadangi mano vyras nenorėjo gyventi tenai, taip ir gaudavosi, kad mes pražiemodavom ir grįždavom pražiemoti. Ir su kiekvienu kartu mano tas noras didžiulis likti čionais, jis vis didėdavo. Ir galiausiai, kai aš išsiskyriau, sakau, nu tai pagaliau atėjo tas laikas, jau galiu keliauti, kur aš noriu. Atvažiavau čionais ir viskas, nuėjo kaip turėjo nuėti. Verslas ir Dubajus. Taip. Lygybės ženklas, labai stiprus, ar ne? Stiprus, jo. Dauguma žmonių iš vis galvoja, kad čionais užimta visa rinka, žinai.
kad čia nėra ką veikti, čia viskas paimti. Čia ant tiek daug tuščių rinkų, kad aš pavyzdžiui, gyventų, nes čia žmogus, kur tik durk ten, kas sekas, va tai va, sakau, kur tik durk ten, kas sekas, supranti. Nėra to, nėra ano, nėra trečio, nėra ketvirto, nėra taip, kad čia viskas užimta. Yra tam tikros sferos, kurių yra per daug, bet tas irgi per daug, Lietuvoje irgi tenai. Tokių ekspertų yra per daug, bet visi vis tiek turi duoną, supranti. Taip. Tai vadinasi, kad bet kuris naujas verslas turi progą paimti tą didelę masę naujų žmonių. Pavyzdžiui, tu matai dabar kokie kamščiai. Mes praeitą, tarkim, balandį, gegužę, praeitus metus tokių kamščių net piko mektų neturim. Ir dabar mes važiuojam ir sakom, kas bus, kai bus sezonas. Gerai sprendimo būdas. Tai parodo ką, kad vis didėja srautas žmonių, vis didėja gyventojų. Tai jie juk netina ir nežino visų senų verslų ir senų. Jie irgi lygiai taip pat pradeda atradinėti, ieškoti, Instagramas, Google'as ir taip toliau. Ir va čia va yra proga kiekvienam pasireikšti, žinai, kiekvienam net naujam. Va to žmonės nepagalvoja, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje tai yra nusistovėjusi duomenų bazė, va tai va pavadinkime, gerai, taip išverstos bus. Ir tos kaitos ten yra labai mažai. Dėl to vat, yra tie vat, verslai, kurie paėmė rinką ir jie vat, ten vat, jie yra. Ir naujam yra gan sunku prasimušti. Čianais yra atvirkščiai, čianais žmonės antiek daug ir dažnai keičiasi, kad nėra tokio kaip nusistovėjęs. Nu gerai, ten Talabatas, Karimas, nu tai ten tokie, vat, kur jau šeicho kompanijos pavadinkim. Nu tai faktas. Tu nebūsi konkurentų. Nu, galėsi kažką panašaus, bet nebūsi konkurentų. Bet viskas kitas turi didžiulę galimybę. Pavardink man keletą sričių, vat, pavyzdžiui, grožio sritis, o dievuliau, kaip čia šlibuoja. Grožio? Nu, čia labai blogai su grožio sritim, nes jie iš anksčiau prisiveždavo vietnamietės tas. Bet tu supranti, kad aš anksčiau darydavau su manikūrą, va tai va, nes aš nežinodavau, ten, tu neturi kontaktų, tu nerandi. Man antiek sugadino nagus, kad, tarkim, plaukų dažymo čionais aš nerizikuočiau. Kūno procedūros nueiti aš čia nerizikuočiau, bet aš tiesiog dabar atradau, kur galiu pasidaryti savo carbon peel, kur darausi Lietuvoje. Ir tik dėl to, kad jau aparatas, jau labai blogas specialistas galėtų tą sugadinti, tik tai, bet iš esmės, jeigu tu atkreipsi dėmesį netgi į, pavyzdžiui, Arabijos labai daug išleidžia pinigų savo grožiui. Labai daug. Bet iš tikrųjų jos neturi to tikro grožio, nes nėra gerų specialistų arba nėra, aišku, nes viskas čia pastatyta yra ant socialinių tinklų, netgi tom pačiam Arabijom. Ok. Vat iš tikrųjų, klausimas. Viena mano pažįstama norėjo manęs paklausti, ar reikia kažkokių specialių licenzijų grožio specialistė. Jinai yra grožio specialistė, jinai turi visus įsilavinimus UK. Taip reikia. Reikia, bet reikia čia per naują persidaryti ir galima ekvivalentus. Čia reikėtų, aišku, jau pasidomėti su žmonėmis, kurie tuo užsiema, bet kadangi net teniso coacheriai turi praeiti iš naujo mokymus, tai greičiausiai ir grožio specialistams yra lygiai tas pats. Taip, čia reikia persikvalifikuoti, gal ne taip smarkiai, nėra čia taip, kad labai rimtai, žinai, viskas būtų, bet kažką tokio praeiti reikia. Gerai, grožis, kokio dar sritis? Dievuliau, čia tik daug. Net fotografai, kad tu suprastum. Čia fotografą gerą rasti, yra iššūkis. Bet ko? Vat, pavyzdžiui, dabar mes atvežinėjom saldainius lietuviškus. Saldainius ir tikrai matom rinką. Vienas mano pažįstamas veža iš Estijos ledus, masę tų ledų, nes su ledais čia yra labai blogai. Grietinė, kas retai grietinė ir taip toliau, šis yra tragedija. Duona yra tragedija. Mes dažniausiai valgom lietuviškus milgas, sūrelius čionai, supranti. Faktiškai visas, vienintelis, kas yra užimta, restoranai. Vat restoranų jų čia daug ir čia yra toksai greitas, užsidarė. Tu pamatysi, jeigu tu čia gyvensi labai dažnai, atsidars. Bet tokios paslaugos, Į mano temą, aš, pavyzdžiui, turiu buhalterinių paslaugų įmonę, ar ne, 15 metų UK. Tai įvedė dabar 9%, įsivaizduoju, kiek įmonė dabar turi susirasti buhalteris. Nes to niekada nebuvo. Žodžiu, reikia varyti. Nes man, pavyzdžiui, pasisekė, kad ta įmonė, kuri man atidarinėjo įmonę, jie kaip ir turi tą paketą, administravimo account. Bet iš tikrųjų yra tokių verslų, kurie čia 10 metų, o yra įvestas naujas įstatymas 9% visiems. Nes anksčiau buvo nulinis, supranti. Taip. Tai faktas, kad tų buhalterių čia nebuvo, dėl to, kad tokio, nebuvo ką tiesiog pridavinėti, jeigu tu nesi masif ir tau reikia insights. Nebuvo tokio, žinai, poreikio turėti buhalterį, tai tu numoki nulinį mokestį, ten kažką savo rankytėm sudėdė ir viskas, žinai. Tai čia juk nėra taip kaip Lietuvoje ir aš galvoju, kad su metais čia vis bus su tais mokesčiais keisis ir keisis. Nes, pavyzdžiui, kai tu dabar išsimoki savo salerį, tai tu gali daryti, ką tu nori, ten 100 000 ir jokių mokesčių nemokės. Bet manau ir čia jie kada nors darys.
Nu, tai aš... Jo, bet iš principo, žiūrėk, praeitais metais įvedė 9 procentų privaloma ir dar net privaloma, nes anksčiau dar nebuvo privalomas pridavimas. Dabar yra privalomas pridavimas. Okay. Tai vėl, iš kur tu buhalterį atsiras? Kaip žmonės įmonės pradeda to ieškoti, supranti? Labai čia su gerom žiniom tu man. Nu, tai sakau, čia atrodo, kad visko labai daug, bet čia iš tikrųjų viskas taip keičiasi, viskas taip eina į vieną ar kitą pusę, kad pastoviai yra kažkoks tai trūkumas kažko, supranti? Netgi pagalvosiu, ne kaip Dubai negali būti ten grožio specialistų. Nu, tu atraskės. Vadinasi, tos geros grožio specialistės, jos neturi gerų socialinių tinklų ir tu tiesiog apie jas nežinai. Nes aš asmeniškai nežinau, man reikėtų ar nusidažyti plaukus. Aš skrendu į Lietuvą, kad tu suprastum, kad man nudažyti plaukus, padaryti procedūras ir aš grįžtu čia. Nes, pavyzdžiui, aš žinau vienos blogeris, didžios blogeris istoriją, kai jinai pasidarė tokią pačią procedūrą čia ir susigadino plauką iki neatpažįstamą. Nu, tai mes nerizikuojam, dėl ko mes nežinome. Bet tu negalvoji, kad čia dėl to, kad tu tiesiog nežinai, nes, žinai, Lietuvoje irgi gali ant tokios meistrės sušokti, aš manau, ar Anglijoje gali... Bet tu turi rasti, va tame ir esmė, kad tu turi rasti. Tai aš ir sakau, čia realiai viskas pastatyta ant socialinių tinklų. Ir jeigu meistras, jis nieko nedaro, kaip tu jį rasi. Gerai, čia dabar, tu dirbi, tu užsiemi su socialiniais tinklais. Taip, dirbu. Kaip tau pavyko čia susikurti tą klientų bazę? Dėl to, kad vis tiek jau Lietuvoje tu buvai įsitvirtinus, jau Lietuvoje tave visi žinojo, nu tau vis tiek daugiau mažiau čia reikėjo pradėti nuo žemutinio to laiptelio, ar ne? Ir kaip tau pavyko? Tai visų pirma, kaip ir Lietuvoje, lygiai tą patį aš Lietuvoje strategiją supratarius, kad pasinau tam tikrus žinomus žmonės ir pasiūliau savo paslaugas nemokamai. Ir už tai, kad aš jiems darau nemokamai ir jeigu jiems patinka mano darbas, jie mane rekomenduoja arba mane reklamuoja. Okay. Lygiai tas pats ir čia buvo. Aš mano pirma klientė buvo Farah Zafar. Jinai labai žinoma, čionais yra teisininkė, beje įvedė alkoholį ir nekilnojamo turto įstatymus čionais Dubajuj. Okay. Ir jinai turėjo savo projektus, dirbo ir tikrai yra žinoma Arabic Business, ne kartą išrinkta moteris. Ir jai reikėjo socialinių tinklų, jinai žinojo, kad jinai tikrai blogai tą daro ir paprašė mūsų pagalbos, sakau, gerai, žiūrėk, susitarim. Aš tau darau, nemokamai, tu mane rekomenduoji. Ir taip pat ir gavosi vienas toks good case, kaip vadinasi, žinai. Ir viskas atsiveria ir ten, ir po to tie nori, ten nori, čia nori, ten nori, ir ten nori, ir ten. Aišku, dar aš tu nepamiršk, kad dirbu čia su Lietuvos žmonėmis, pavyzdžiui, kurie įvedinėja savo produktą, tai kurias mes, pavyzdžiui, dabar galvojam ir bandysim įvesti saldainių, žinai, ir taip toliau. Tai aišku, aš tau nemokamai nedarau, aš darau už tam tikrą procentą, o to aš nuo pardavimų gaunu procentą, žinai. Ir aš irgi tą esu viešai Lietuvą pasakys, norit kažkokį produktą čia, jeigu aš matau ir žinau, kur paskambinti, kur nueiti, ką padaryti, nes pas mane dabar gavosi, kad per šiuos metus, aš nežinau, aišku, kaip man taip gavosi, bet pas mane tiek daug yra aplink mane tokių tikslinių kontaktų, kad aš žinau, kur reikia paskambinti, kad gauti licenciją, netgi jeigu sunku gauti, kur galima paskambinti, kad, pavyzdžiui, net gamybą čia daryti, kur reikėtų paskambinti, kad gauti tą, kur reikėtų pasiūlyti, kad jis įvestų ir padarytų ir taip toliau ir panašiai. Ir, tokia pora gerų kontaktų ir su Abu Dabio government ir čionais, kad man, sunkiai to... sunkiai reikia dirbti, gerai, aš nemėgstu to sunkiai žodžio dirbti reikia, bet nėra taip, kad nuo nulio. Aš žinau tiksliai, kur man nueiti ir ką man padaryti. Bet kaip tau pavyko tos visus kontaktus? Viskas vėl per Instagramą. Bet tai ir gavosi, supranti, kad lygiai tas pats Lietuvoje, kai aš visą laiką sakau, viskas, ką aš turiu, yra realiai Instagramo pagalba. Supranti? Lygiai čia, tu padarai istoriją, tada ateina žmonės, tu tada darai, jie susižavi, kokį rezultatą jie gauna. Tada iš to dėkingumo jie tave suveda su kitais žmonėmis, jie tave labai gerai pristato, tie žmonės tave gerbia. Galbūt jiems reikės kažkokios tavo pagalbos, tu jiems duodi savo pagalbą, tada jie duoda tavo pagalbą ir tave ir gaunasi, supranti. Antras dalykas, čionais, tu minėjai, kad tu norėsi čionais gyventi, tu pamatysi, kad tie vietiniai, net turistai, bet turistus mažiausiai reikėtų žiūrėti. Vietiniai yra labai linkę tau padėti. Okay. Jeigu tu žiūrėsi, pavyzdžiui, jų tradicijas, aš, pavyzdžiui, visada į visas government vietas, į savivaldybės ir taip toliau važiuoju su abaya. Visada, jeigu man reikia kur nors eiti su vietiniais, aš važiuoju su abaya. Jie matydami, kad tu gerbi jų religiją, jie tau viskame, kame padės. Negi tas žmogus, kuris mums atidarinėjo įmonę ir mes visą laiką kultūringai, jis pamatė abają, jis labai apsidžiaugė. Bet kokiu klausimu, kai man dabar reikėtų, aš paskambinu ir jis man padeda. Ir neima šitai pinigų. Jie vietiniai, jie linkia padėti svetim šalių, nes jie supranta, kad mums yra čionai sunku. Ir jie linkia padėti, linkia nueiti, tik tai gerbk jų tradicijas.
Jeigu, aišku, tu ateisi ten su išvirsta krūtinė ir būsi labai vulgariai, jie niekada to nepadarys, dėl to, kad tu jau negerbi jų tradicijų, negerbi jų religijos. Bet jeigu tu save kultūringai vesi, jeigu tu kultūringai šnekėsi ir taip toliau, jie tau padės netgi be piniginės kažkokios tai finansinės naudos. O kaip manai, va šitie, kodėl vėl? Dėl to, kad aš esu viena iš UK verslo klubo įkūrėjų. Taip. Kaip va čia veikia šitas dalykas, va verslo klubai ir va tas networkingas, kaip tu sakai, tavo pagrindiniai kontaktai yra per Instagramą, ar ne? Bet ką tu galvoji apie tas va dirbtinai sudėliotus tuos va kontaktus, ar ne? Tai čia būtų pats geriausias ėjimas, dėl to, kad čia visi ir važiuoja, ką daryti networking. Aš atsimenu, man buvo tokia Abu-Dabio istorija. Mane pažįstamas, jau geras bičiulis, pavadinkim, mane ir sesė pakvietė į ten tokį renginį, kur, niekas net bilietų negalėjo nusipirkti ten ir Batmano ten kažkokie šnekėjo, žodžiu, labai labai rimta konferencija ir visi ten UNESCO ten suvažiavo ir taip toliau. Ir mes stovim čia su sesė, jis vis prieina, sako, nori, sako, su pagrindiniu šeichu susipažinti. Abu-Dabio, sako, mes su sesė, ne. Kuris čia? Mes jį žinom, mes jį visą laiką matom, jis stovi šalia jo, jis kažkaip ten dešinioji ranka, jo ten mes, gal ne. O žiūrėk, UNESCO's vadovas, davai supažindinsiu. O žiūrėk, ateinam čia bar klausia, ar ten kažkokių universitetų, jūs ir čia įsišneka, va čia merginas, išsiema tuom, čia na. Ir mes tokias, aha, jo. Ir jau pasibaigė tas renginys 3 dienų, jis atvažiuoja pas mane iki namų, sako, kur tas namuose aš? Jūs, sako, durnos, ar kas jis yra, sako, tokiuose renginiuose, sako, reikia rinkti kontaktus, čia networkingas, jis gali čia, tu turėjai su tuo pašnekėti, su tuo, sako, aš negaliu, aš sako, aš jau žiūriu, jūs tu prie baliuko ten savo kabutė. Ten visi, kad dirba, kad networkinga, nesusiprantu. Dubajus ir Abu-Dabis yra pastatytas ant to, kad rinktis kontaktus, nes visi suvažiavę yra čia. Ir iš esmės man po to pradėjo aiškinti tas teoriją, kad būtent čionais yra viskas paremta tuom. Taip. Ir tų renginių jie ieško, žmonės eina ir tuos renginius bando kažkaip papulti. Sako, jūs įsivaizduojat, kaip čia sunku yra papulti šitą renginį. Čia svajonė, bet kokio verslininko, sako, kuris dvi tokius... Ai, ne. O kada čia namo? O mes sirgom, ar kažkas man buvo, labai blogai. Prisimenu, man kada čia mes namo, aš esu pavargau. O mes nesako, iš mandagumo pasidėkim, mus pakvietė, iš mandagumo pasidėkim, sako. Tai va ir tame. Tai jau dabar žinai tą paslaptį, kad žinai reikia. Jo, bet žinai, aš esu iš tikrųjų, kaip atrodau Instagram'e ir kaip aš iš tikrųjų esu introvertė, supranti. Aš tas pats. Ir man tas toksai, žinai, networkingas yra toks sudėtingas dalykas, aš gal dėl to ir pasirinkau tą lengvesnį kelią per Instagramą. Būt už ekrano. Jo, už ekrano, su nieko taip tiesiog tu nebendrauji, visi tave pažįsta, tu, taip. Kažkur čia. Kažkur čia. Ir man visada buvo labai sunkus, nors kurie žmonės mane pažįsta ir ten kompanijos sako, ne, tu esi ekstravertė, sako, aš turiu sunkiai dirbti tam, kad aš tapčiau ekstravertė. Ahėjų, aš tokia pat esu, todėl tave kontaktavo mano asistentė, o ne aš pati tiesiogiai. Aš mane dėl to sėti dirba, negaliu, supranti, negaliu, man reikia eiti, pavyzdžiui, istorius. Tai visa šeima išeina, nes jie žino, kad aš būsiu labai pikta, man nesiseks, aš neperėkausi, pyksiu, nervuosiu, supranti ir dar kažkas. O niekas negali to pasakyti, sako, taip atrodo, tau lengvai duodasi. Nesiduoda, aš esu intravertas, tas konkretus, jeigu man, žinai, kad aš net nebuvau savo sesers vestuvėse. Jeigu man išeina kažkokiu tai būdu vengti viešų vietų, kur daug žmonių, aš to padarysiu pirmoji. Jeigu tik kažkokia proga atsiras, aš padarysiu, bet aš nebuvau ir savo visų draugų, nei vienos geriausios draugės nebuvau vestuvėse, savo sesers nebuvau vestuvėse, ten gimtadienį, ten būna tie balai, yra kelios draugės, kur nuvažiuoju, tik dėl to, kad aš žinau, kad tam žmogui, labai svarbu, kad aš ten būčiau, tiesiog labai svarbu. Tik dėl to važiuoju, bet ir tai važiuoju taip. Bet žinai, kad išmokstama, nes aš po truputėlį baigiu. Aš pat padubavus jau pradėjau mokintis, žinok, mane kai čia per visur pramėtė, tai aš jau pradėjau mokintis, bet iš tikrųjų aš toks, namys yra. Iš Lietuvos grįžti net ten, kad mane pamatytų restorane vakare, čia vieną kartą į metus. Tai gerai, tai dabar ta introvertė Monika, tai kaip jinai atvažiavo čia į tą Dubajų, kur nepažįsta labai daug žmonių ir susikontaktavo su vienu, su antru, su trečiu, pasiūlė... Tau pažinoti vieną gerą kontaktą, čia daryti visą savo verslą. Aš turiu čia draugę. Labai netyčia susipažinom dar tada, kai aš važiuodavau su vyru. Okay. Ir jinai turi daug kontaktų, tai taip ir gavosi.
taip ir gavosi, kad man reikėjo tik vieno kontakto, kuris mane čia ir išstumtų. Tai vis tiek tavo tas pagrindinis arkliukas ir yra marketingas, vienokia ar kitokia prasme, ar ne, kurį tu myli, dievini, egzekutini. Nu, matai, čia yra toks mano talentas, žinai, man gali naktį, man visi sakyti, tau atrodo, lyg iš viršaus kažkas ateiti. Aš niekada nesirašu, man ateina parodo prekę, aš tą minutę jau iš karto žinau, kaip reikėtų padaryti. Ir jinai neatsikartoja kažkur, aš visada sakau, net mano komanda yra pratusi, atneša kažkokį tai naują projektą, jie iš karto pasiruošiau papriuką, nes tada atėjo mintis, tu turi įsirašyti, nes aš po to taip tiksliai neatsiminsiu, kaip man reikėjo tą padaryti, supranti. Nežinau, čia yra talentas, čia greičiausiai yra Dievo dovana, už kurią aš esu dėkinga, už kurią aš, kad, žinai, man būna, sako, o ką mums reikėtų pasimokyti, kad būti taip. Nu, sakau, pagrindus jūs ir YouTube'ai galite pamatyti, taip. Žinai, pagrindus elementariausiai. Tai yra praktika, tai yra testavimas, tai yra bandymas, tai yra neužstrikti to mokyklo, žinai, šablonį, nes kodėl dauguma marketingistų, netgi gerų marketingistų, jie niekur neišeina. Dėl to, kad jie užstrigę tam šablonę, kaip turėtų būti, kiekviena prekė yra atskira, nėra kaip turėtų būti. Ir jeigu tu turi labai didelį bagažą patirties su kitais, ten, tarkim, savo klientais ir taip toliau, tu konkrečiai žinosi, kaip tam žmogui padaryti, kad kur kas ką veiktų, ką pasakyti, kur nueiti, kaip padaryti ir taip toliau. Patirtis. Ir be tos patirties niekada netapsi gerų marketingus. Tu paimk, aš, pavyzdžiui, atsimenu vaikystę, kaip darydavau, paimdavau kažkokį tai... Šiaip iš tikrųjų, 6 metų pardavinėdavau dešrą namuose. Mamai, supranti. Gražiai papjaustytą. Papjaustytą, suviniodavau, prigalvodavau, po to spektaklius savo pardavinėdavau, atsimenu, Sankt Peterburge, kaimynai viršų iš saldainius, ten taip toliau. Nu, ta patirtis net jau man, matai, tai buvo mano aistra nuo vaikystės, žinai. Okay. Bet iš esmės kiekvienas žmogus turi praeiti ir pabandyti visus įmanomus būdus. Bet žinai, man irgi dabar sakytų, nu va, tu tokia čia pati geriausia, ten marketingistė, tu matai. Bet aš vis tiek dar iki šiol vis tiek testuoju, o čia naujas įrankis, okei, prasitestuokim. O jeigu padaryti taip, o jeigu tą padaryti, šitas neveikia, okei, o jeigu taip užkabinsim, gerai, šitas kabina, žinai. Ir aišku, tie žmonės, kurie mane sako, kažkokį tarimą turiu, kad jinai čia testuoja. Nu, supranti, tai... Gerai, tai pakalbėkim tada, Monika, apie tas tendencijas, kur sakai, bandai, kažkas gal naujo yra. Trits ta programėlė ir, žinai, čia tai kaip man toksai, kaip senas Twitter, žinai, būdavo. Bet Tritsės, matai, būdavo taip, Instagramas ir Discordas. Taip. Tai Tritsės yra toks kaip per viduriuką, kur, tipo, tu gali išsakyti savo kažkokias mintis, kažkokią neryšlę, ten nuotrauką, bet pakalbėjimai ir iš esmės jie sako, kad tie reklamų ten nemėgsta ir taip toliau ir panašiai. Bet žmonės ten aktyvus ir jie sėdi ir tu gali išsireikšti visai. Tau, žinai, jisai netgi nuima labai daug nuo šitos, ką duoda Instagramas. Tau nereikia gražiai fotkintis, tau nereikia gražiai filmuotis, tau nereikia... Jeigu tu gerai moki rašyti, viskas čia tavo vieta. Tai čia rašytojam daugiau, nekalbėtojam, ar ne? Nu, plemba, su ChatGPT visi gali tapti rašytojais, supranti. Bet aš vis tiek, žinok, mielai pakalbėsiu. Aš netgi be raštę su ChatGPT pradėjau gerai rašyti, supranti. Nes aš kažkaip niekaip neprisijaukinu. Man, žinok, kažkaip tai čia paskutinę savaitę išėjo jį prisijaukinti, jeigu taip atvirai pasakęs. Nes aš iš tikrųjų visada sakau, žinai, taip, aš gerai marketingistė, bet aš esu beraštė. Visų pirma, nepamirškite, kad aš esu pusiau rusaitė. Ir pas mane tas dvi kalbos visada kirtos. Ir lietuvių kalba pas mane visada buvo prastesnė. Bet nuo to manęs nieks nedaro prastesnės marketingistės, supranti. Žinom. Tai man teko prisijaukinti ChatGPT. Ir žinok, neblogai jis parašo. Aš netgi kartais perskaitau, galvoju, o kaip tai įdomiai čia sudėjai. Tai naudoji įrankius. Tai ką dar naudoji? Žinok, iš vis dabar čia paims virš 2-3 metų pamatysi visi kursai. 2-3 metai viskas perės ant AI, supranti. Ir daug padės verslams, daug padės blogeriams, daug padės, viskame kime. Tai matai, kaip ir sako, 3 trendiniai dalykai, kas sekančias AI, public speaking ir communities. Bet vis tiek suprantame ir esmė, irgi, žinai, tendencija kokia eina. Mes suprantam, kad AI, ten ChatGPT ir taip toliau visi tokie dalykai eis trendinti, bet karta mūsų tai niekur nesidės. Ir mūsų karta visą laiką turės nostalgiją tiems pokalbėms, tiems podcastams, tam tikrumui, tam gyvenimui ir taip toliau. Nes visi pradės kurti tas, žinai, nerealius vaizdus, ten, su AI. Ir tu pamatysi ir laimės tie žmonės, kurie biški grįž atgal.
Bet vis tiek visi žmonės informacijos, pažiūrėk, dabar taip, jau gal Google'as biškai, bet dabar YouTube visi ieško, kaip padaryti, ką padaryti. Jo, beje, YouTube'as irgi trendins. Tai aš manau... Aš jau tą metus atgal sakiau savo sekėjams, kad netgi aš pradedu galvoti, žinai, apie YouTube'ą, kad YouTube'as paims ir labai greit išaugs. Jau jisai dabar jau po metų laiko X2 padarė pagal populiarumą. Taip. Jis ir dar augs, dėl to, kad žmonėms patinka emocija. Mes ką dabar darom, mes duodam žmonėms emociją. Nes nei tu, nei aš nesusivaidinus kalbas. Mes šnekam, mes linkčiuojam, mes darom, čia nėra tas sveiki, šiandieną jums papasakosiu apie... Nu nėra, viskas, žmonėms bloga nuo to, supranti? Yeah. Žmonėms yra nuo to blogo, jiems norisi normalios intonacijos, jiems norisi normalios emocijos ir taip toliau. Ir su AI būtent dėl to YouTube'as ir kils. Nes YouTube'as kol kas vienintelė platforma ir Tricas. Va dėl ko aš sakau, kad Tricas irgi eis. Nes ten irgi jie visi šneka, tokia, buitiška kalba. Tu buvai tenai? Jo, prisiregistravus, bet sakau, iš pat pradžių kažkaip tai ten... Bet pasitestuok, pasižiūrėk, jeigu tu įkelsi Instagraminį bairį, sveiki visi šiandieną. Nieko neįdomu. Tave užheitins. Nu, visiems bloga nuo to Instagramą, tu supranti. Bet jeigu tu įkelsi, aš žiūrėjau, sėdėjau ant tūliko, galvojau čia ir pagalvojau, bet iš tikrųjų, kokie jie durniai, žinai. Visi ten, vau, nes normali emocija, tu nieko nesivadini, tu sakai taip, kaip yra, tu sakai savo emocijas. Dėl to aš ir sakau, kad YouTube'as ir Tricas paims pirmas vietas, nes žmonėms reikia to natūralumo. Jie ištroškia, aš dabar, kai žiūriu tendencijas, jie kaip, žinai, žinai, odai, kraujo, žinai, nes jiems viskas, jau viskas. Yra ta riba, yra priėjus ta riba, kur... Kai jau nebeatpažinsi, kas feikas, tikra. Kas įdomiausia, pavyzdžiui, didieji blogeriai to net nepagauna. Ir jie man skambina ir klausia, kodėl man krenta peržiūros. Ir jie, matydami, kad jų peržiūros krenta, kad ten peržiūros, ten sekėjai krenta, jie pradeda tada daryti tuos, žinai, vaidybinius, keistus video. Jūs pastebėjote tendenciją pas blogerius? Kur aš kiekvieną kartą sakau, nu, tai prasme, iš vis nesižiūri. Ir čia taip laikina, kai jie supras, kad tai neveikia, o tu įsivaizduoji, kiek jie suleidžia ten energijos, kiek jie filmuoja, kiek jie daro, nu, ten nerealiai. Nors iš tikrųjų paprastumas yra tame, kad tu tiesiog, pasim kamerą, pasidėk, išplauk, grindis daryk, šnekėk kažką, nekirpk savo blogos kalbos, nekirpk to, nekirpk. Tiesiog turėk kaip turi ir viskas. Ne, tai pas mane irgi, aš kai Facebook'o savo marketinginius paleidžiu, visus paid ads ir taip toliau, ir bobučių, žinai, hatridge, kalbėk lietuviškai, kokia čia lietuvė, kodėl čia tų angliškų žargonų, žinai, įdedi. Ir kamon, bet man tai žinai. Žinai, kas, pavyzdžiui, man labai įdomiausia būna, kai verslininkai nori verslo ir jie supranta, kad socialiniai tinklai paims viršų ir jie bijo kažką padaryti, nes atsiras babutė, kurį pakomentuos. Bet iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, kaip skaičiuoju, pas mane buvo toks laiko tarpas, kai aš neslaukdavau nei vieno heito. Iš vis nulis. Ir aš sėdėdavau ir galvodavau, Monica, ką blogai tu darai? Nu kažką blogai darai. Nu kažką negerai tu darai. Nes niekas niekada iš tikrųjų net blogai nekomentuoja žmonių, kurie yra neįdomus. Niekada. Arba informacija, kuri yra neįdomi. Ir heitas yra dėl to, kad tu pagavai emociją. Jeigu tu pagavai emociją, vadinasi, tu viską gerai darai. Aišku, ten būna ir tas heitas jau, kur, jau tikrai tu negerai darai. Bet mes suprantam, žinai, kur tai, tuo heitai. Bet jeigu tu turi heito ir kiekvienas verslininkas turi suprasti, kad tai yra verslo sunkumas, žinai, kuris prieis. Kaip tu į tai reaguoji? Net nesunkumas, dėl to, kad manau, kad jau apsispręsdamas lysti viešą erdvę, tu susitaikai su to, kad tai bus. Žinok, nebūna. Vat būtent, kad ne. Vat pas mano praktikoje, ką parodė, pavyzdžiui, aš kiek esu praėjus, aš ne vieną blogerį esu užžiūrėjęs, žinai. Ir ateina žmogus, jisai tikrai norisi, žinai, ir aš visada perspėju. Bet žinot, kad tai nebus tik tai viena graži ir bus ir dar ir bloga pusė. Jo, žinau, viskas gerai. Bet jau kaip po to. Kai prasideda panika, prasideda rašinėjimas, sustabdykit kompaniją, sustabdykit tas, tu visako, palauk, mes viską. Ir jie kaip tik nukerta mums pačią geriausią dalyką. Tu supranti, tu įdėjai tiek darbą, pasileido, gavom, ir mums bamt nori nukirpti, supranti. Ir tu toks, nes sakau, bet tai yra gerai, tai nėra blogai, tai yra kaip tik gerai, žinai. Mes per to pripratę. Žmonės nereaguoja į dalykus, kurie yra neįdomus. Jo, ir žinai, įdomiausia, kai pakomentuoja, tenai boba ir verslas, kažką tai tokio, žinai, ten iš mano tematikos ir stovi ten koks su karpiu, žinai, supranti, profilio nuotrauką, atrodo, tu vaikelį gyvenime nesvajoja apie tą verslą, žinai. Bet čia net aš nežinau, žinai, tiksliau, aš žinau dėl ko.
pas mane visi heiteriai yra vyrai. Vyrai. Jo, šlikščiai iš tikrųjų, ar ne? Bet aš, žinai, pradėjau galvoti, vat aš labai retai, kada sulaukiu heito iš moters, pas mane nuolatos, non-stopi, heiteriai yra vyrai. Ir aš supratau, kodėl taip įvyko, dėl to, kad, matai, tas feminizmas, ant tiek jos užgujo, ant tiek jos užspaudė, kad vyrai nebežino, ką daryti, kad jie mus mato kaip tų feminizmo, judėjimo, žinai, atstovės, žinai. Ir dėl to išlieja savo pyktį ant to feminizmo. Nors aš iš tiesų esu prieš feminizmą. Taip. Ir aš, jeigu man duotų kas nors įsišnekėti, aš tą temą taip griebiai ir riebiai pašnekėčiau, kad, feminizmas nebūtų toks populiarus, žinai. Bet jie mus mato kaip feminizmo atstovės, suprantate. Dėl to, kad mes verslios, dėl to, kad mes sėkmingos, mes kuriam ir iš karto pasąmoniškai, išeina į tą ribą, kad mums nieko nereikia, mes nieko nenorim. Kartais jo tiesa, bet... Pakalbėkime apie kripto. Taip. Žinau, kad tavo tema irgi. Mano tema. Vis dar veiki, vis dar darai. Tai aišku, veikiu, tai aišku, dabar jau, žinai, tas jau... Tuoj turi būti bull marketas 5 metus išlauktas. Tai dar neparduot. Ne, čia yra mūsų ateitis, ne, žinai, aš esu toks žmogus, kad aš visur po biškį investuoju. Nes geriausia, kai tu turi, žinai, būna žmonės, kurie turi vieną verslą ir iš to verslo gauna, pavyzdžiui, pelną, aš pat keliems mūsų savo blogeriams, žinai, ir esu sakyti, ir matau, kaip jie leidžia tus pinigus. Šaneliai, hojeliai, ten, karnės ir taip. Kitų, tą vieną savo svajonę, tą, žinai, rankinuką nusipirk, pasidėk ir viską, žinai. Ir visą kitą investuok į kažkokius kitus verslus, žinai. Dėl to, kad tu niekada nežinai, žiūrėk, kas galvoja, kad tas, jūs ateis, pavyzdžiui, 5 metus atgal. Niekas. Ne. Tu nežinojai, kad ateis Instagramas, supranti. Tu nesi tikras ir su kiekvienais metais tas pagreitis, jisai yra vis didesnis. Tai kad tu investuoji tam 1, 2, 3, 5, 6, 2 nukris, 3 liks, žinai. Vis tiek turėsi ant duono, žinai. Tai kripta yra vienas iš tų tokių, žinai, mano... Jo, labai gerai, žinai, aš tai irgi jau seniai. Aš iš tikrųjų ant to didelio bumo, žinai, kai tada tai man irgi pasidėti. Jo, bet... Ir tada labai ilgai laukiu, kol viskas vėl iš naujo pakils. Bet žinok, aš nieko nelaukiu, dėl to, kad mane tas žmogus, kuris mane biškai kaučino, žinai, šitą temą, sako, tu turi dėti tiek pinigų, kur tu jeigu rytoj praknisi, tai tu neverksi kampe, žinai. Ir aš įdėjau tą tokią sumą, supranti, kur galvoju, dings. Bet padėjau ir užmiršau. Todėl tavęs ir klausiu, žinai, ar dar neparduot, nes aš jau sakau, ten kokie 4 metai stovi ir aš, neliečiu ir pamiršau. Aš žinau, kelintais metais papuolė, aš irgi tada buvau papuoliau ant tos pačios. Jo, ir labai smarkiai nukrito, aišku, priklausomai, ką tu pirkai, bet aš jau įsivaizduoju, kokie XRP. Aš pirkau, žinau, pagrindinius. AVAX? Bitcoinai? Jo, bitcoinai, eteriai. 73, tai jau tu turėtum būti pliuse. Jau man atrodo. Jo, tai jisai maždaug į kokią 100 nueis ir tada jau vėl 4 metų. Tai kas turi prisipirkęs šitcoinų, tai patarčiau ant kokių 9-8, kai bitcoinų bus viską parduoti. Aš matai, tų smulkių tai buvau, bet po to, kai buvo kažkurio momentu irgi viskas sukelia, tai iš juos visus ir pasilikau tik pagrindinį. Aš gal kokius, nežinau, 101. Visi įvairių, žinai. Nes man buvo tokia istorija, visai neseniai, žinai, kad aš pirkau vieną kriptovaliutą ir ten reikėjo, žodžiu, padaryti breach, perkomą, žodžiu, labai sunkus veiksmas, kad ją iš vis reikėjo nusipirkti. Ir aš ją nusipirkau ir, žodžiu, pas mane liko ten 50 eurų, žinai. Ir aš taip, žinai, per tą appą taip skrolinau, galvoju, ką mes čia nusipirksim. Ant pajautimo. Ir taip, šitą, gerai nusipirkom. Ir visai pamiršau, žinai, 50. Ir vieną dieną aš atsikeliu, atsidarau tą appą, šiaip tiesiog pasitikrinti, nes ne, taip dažnai netikrinau. Kokį tu appą naudoji? Žinok, labai daug. Uniswap, ten daug. Ir atsidarau ir žiūriu, 12 000 eurų. Galvoju, nesuprantu, iš kur tai pinigai, supranti? Ir tai 50 eurų, kurie tipo... Aš aišku, taip nesiūlau daryti, bet 50 eurų tu tikrai neapsiverksi, jeigu tai prarasi, supranti. Ir yra buvus tokia istorija ir tada aš jau galėjau susilyginti savo krepšelį, nes buvo tikrai, aš kaip ir tu nusipirkau labai aukštai ir jis labai smarkiai visą kriptovaliutą krito. Ir kažkuriuo momentu, žinai, aš buvau labai didelė mistinėse, tai aš išsilyginau tuos, kurie pradingo iš vis. Pidistokas išnešė tave, ne? Išnešė žodžių, kur aš įsiinvestavau, kurių iš vis jau net nebeegzistuoja, nes per tą krešą jie tiesiog... Bet taip, pas mane taip ir yra parštoliai, yra tie pagrindiniai, tada yra tie viduriniai ir tada jau tie, kur pidistokas gali išnešti visą viršų, žinai. Ir tai kažkaip tai taip ir turiu, ir taip žaidžiu, žinai. Ir turiu, ir turėsiu, žinau, aš čia dar turėsiu kokius 10 metų. Aš ją labai tikiu. Aš tiesiog žinau, kad reikia žinoti projektus, žinoti gerus projektus. Tai bitcoinas, eteriumas, jie visada bus, žinai.
Jo. Niekada nepradėjau. Nes yra man tai buvo, kai jis investuoja ir liko nulis, žinai. Tikrai yra nemalonus jausmas. Reikia žinių, Ir žinai, va, labai gerą tu frazę pasakai, investuoti tos pinigus, kad tu neprapulsi be jų, žinai. Pavyzdžiui, šią dieną, yra pas mane tai kriptai tikrai nemažai pinigų, bet kokioj situacijai, kokia pas mane būtų net neprisimenu, kad tu juos turi. Aš jų net neskaičiuoju. Aš jų net neskaičiuoju. Ne, buvo tiesa vieną kartą, kai išsiėmiau. Jo, buvo vieną kartą, kad išsiėmiau. Bet tik dėl to, kad jisai jau buvo labai smarkiai paaugęs ir pasiėmiau kaip profitą, žinai. Tiesiog kaip profit. Nes iš ten kažkiek pasidarai ir pasiėmiau kaip profit. Nes nežiūrint tai, kad kiti dar labai dideliam minuse, bet, šitą pasiimsim, žinai. Bet iš esmės tu apie juos net neskaičiuoji pragyvenimui, neskaičiuoji nuomai, neskaičiuoji kažkaip pirkiniam, neskaičiuoji, jie tiesiog guli, jeigu bus viskas gerai, bus viskas gerai. Bet tarp kitko, ar brangiai kainuoja pragyventi Dubajuje? Žinai, čia brangiai yra nuoma, maistas ir gyvenimas čia yra žymiai pigesnis nei Lietuvoje. Žymiai, ta prasme, žymiai labai. Aš grįžtu į Lietuvą ir kai nueinu į parduotuvę ar ten iš kokių servisų, ten valymo, drabužių, aš įsižiūriu. Ir aš visą laiką užduodu tą klausimą, kaip tie žmonės tenai išgyvena. Žinok, tas pats, aš iš Anglijos grįžtu į Lietuvą ir man atrodo. Tai irgi nesupranti, ne? Aš nebesuprantu. Tai iš Amerikos žmonės atvažiuoja į Dubajų, sako, kas sakė, kad Dubajų yra praktika. Jo, aišku, jeigu tu važinėsi į ten geriausius restoranus, į tas visas burkalifes, tai aišku, tai tu ir Lietuvoje, žinai, prisirink tokių vietų, kur tu ten po 1000 turi susimokėti, kad jie eit, žinai. Tai visur tų vietų yra, bet gyventi yra žymiai pigiau. Aš sakau, aš nueinu į Lietuvą, nieko ne. 80 eurų. Skambinu sesį, sakau, mane tik apiplėšė vidury baltos dienos. Tai matai, žinai, lyginant iš viso Angliją ir Dubajų, kaip pavyzdys, ar ne? Mano Anglijoje būsto paskola 3300 svarų. Tai ten kokie 3,5 eurų, jo. Tai aš manau, kad aš jau už tiek tikrai kažką išsinuomočiau. Taip. Tai aš dabar nuomojuosi, aš 3,5. Ne sezono metu ir 5 sezono metu. Tai, jo, tai tas pats faktiškas, kad... Bet žinai, bet mes išsirenkam vietas, čia irgi lygiai tiek pat kainuoti 3,5. Dėl to, kad čia geriausias vietas buvo Bulevar ir Džiberas, kur turistinė vieta, kur baseinai, jūros ir taip toliau visas pramogos vienu vietu, mes kartais net nevažiuojam niekur mašiną, nes tais kamščiais niekur nenorim važiuoti. Bet iš esmės, jeigu tu šiek tiek toliau, nuomos turi 1000 gali mokėti už nuomą. Netgi. Tai taip, tai yra daug labai. 1000, 2000. Šiaip normali nuoma yra 2000. Normali. Jeigu jau labai nori tam pašustrėlinti, auga, žinai. Bet 3,5. Su vaizdu ir auga, žinai. Su lokacija gal greičiau, žinai, net vaizdu. Bet ir su vaizdu, žinai, gali būti ir ta lokacija tokia, bet jeigu matosi, kokią palmę iš viršų, žinai. Jo. Tai ir auga, pavyzdžiui, vietiniai tai negyvena šitose rajonuose, jie važinėja šitose rajonuose, ten toliau šiek tiek gyvena ir nemoka. Pavyzdžiui, dabar aš irgi galvojau būstą įsigyti, tai tu įsivaizduok. Dabar yra statomas naujas projektas, 3 kambarių būtas, su savo nuosavu baseinu balkonė. Kiek galėtų kainuoti? Nežinau, 800 tūkstančių. 375 000 eurų. Ir dar gali tai pasimti su paskola. O kaip čia tas paskolas dalina? Paprastai. Mums paprastai. Mums paprastai, jo, ne? Tik tai skirtumas tarp rezidentų ir nerezidentų, jeigu tu esi rezidentas, tau ten 3% palūkanų, jeigu nerezidentas gali būti ir iki 8%. Aha, gerai, bet dabar, pavyzdžiui, koks yra dokumentų patvirtinimas, reikia kažkokiu tai pajamų... Jo, iš savo šalies. Iš savo šalies pajamų patvirtinimą tu jo jiems suteikia. Nebūtinai čia turėti pajamas ir nebūtinai turėti kažką. Svarbu pateikti iš savo. Aš žinau, bet supranti, kad čia yra irgi, žinai. Paskolą nėra sunku čia pasimti. Bet, pavyzdžiui, jeigu pas mus Lietuvoje nesumokėjus paskolos, tau kas grėsia, atims būtą, tai čia nesumokėjus paskolos, tau grėsia kalėjimas. Šitaip. Jo, aišku, čia baidytis irgi nereikia, čia tie būtai išeina, kai jeigu tu ieškosi pirkimui, čia jau buvo, po sekundės nebėra. Jau buvo, po sekundės nebėra. Supranti, ir, va čia tokia rinka, va tai va eina. Tu ir net nuomą, žinai, labai sunkiai gali gaudyti, tu realiai jau turi, jau eik, viskas jau eik, žinai. Tai... Jei netu kitas. Tai dabar va tai va ir susipirkinėjo hebra, nes kažkas pradėjo, pažiūrėjau, planus nusipirkinėjo ir neturi pinigų išmokėti, iš karto parduoda iš tą pačią kainą ir viskas. Šitaip, ar ne? Tai jau. Dėl to, kad man, matai, aš irgi galvoju apie tą turto įsigijimą ir tas, žinai, off-plan mane biški gastina, dėl to, kad, vis tiek, tu jeigu važiuoji gyventi, nori eiti ir gyventi. Žinai, jau, ne, nuomotis kažkur ir dar mokėti paskolą. Tai tu įsivaizduok, dabar, pavyzdžiui, yra vila
bet dabar aš irgi žiūrėjau, yra vila, kuri yra į rajone, kur buvo Vulgari, ten, pats šistriausias rajonas, ten toksai uždaras, tu ten be leidimų negalėjai važiuoti, ten šistriausi namai ir yra off-planas namų ir parduoda namus už 7 milijonus dirhamų. Tai čia yra 2 milijonai eurų. Taip. Ir parduotas, jau pastatytas namas kainuoja 23 milijonus. Skirtumą jauti? Tai didžiulis, jo. Supranti? Tai dėl to žmonės ir perka off-planą, dėl to, kad ten kainos yra, tu jau kai pastatyta, tokių nerasi. Dėl to, kad kai tu tik pastaty, kai gavai raktus, tu jau gali kitą dieną išnuomoti namus. Ir supranti, kame čia kaip yra. Bet tu perki namus už, pavyzdžiui, Džiberę, dabar, kur aš gyvenu. Aš esu mačius skelbimą to būto pardavimo, jisai pardavinėjo už 2 milijonus dirhamų, tai čia, plus minus 500 tūkstančių eurų, ne? 500 tūkstančių eurų sezono metu, tai yra gruodis, sausį, aš mokėsiu 7 tūkstančius eurų nuomą. Supranti atsiperkamumą? Čia ne taip, kaip pas mus ten namai, tu nusipirki namus iš 3-400 ir išnuomoji, maksimum už štuką ten ir 2000 ir jau viskas gerai. Dėl to jiems neapsimoka jau pardavinėti ar ten duoti mažesnę kainą, dėl to, kad nuoma to būto iš karto padengia paskolą ir dar tu iš to gyveni, supranti. Dvigubai, nes, pavyzdžiui, aš žiūrėjau, po to, kai pradėjau domėtis tą paskolą, tai gaunasi taip, kad ten 2-3 tūkstančius mokė į mėnesį, supranti. Jeigu labai jau ten šustrai pasiemi kokį nors būtų. Ten po 1000 eurų, jeigu tokį, kaip aš dabar, žinai, išneku. Tai tau 6000 pliusė lieka. Aš žinau, kad tu nori savo verslui geriau, kad tu nori geresnių pardavimų, nori lengvesnių procesų, nori produktyvios komandos, tačiau niekaip nežinai, kaip tą reikia pasiekti. Aš esu Aušra Sajonaitė, verslo trenerė, su verslais dirbu jau 15 metų ir esu padėjusi spręsti šitas problemas ne vienam klientui. Taigi, jeigu tau įdomu, kontaktuokis nuorodą apačioje arba parašyk man asmeninę žinutę. Gerai, dabar man papasakok, Monika, nes tu tikriausiai žinai apie, tarkim, tas verslo vizas, ar ne, kur yra tas tavo cloud verslas vadinamas ir jau tas based in Dubai verslas. Taip. Ar tu žinai apie tai kažką? Tu turi omeny nuotolinį, kur ne čia dirbi ir taip toliau. Jo. Šiaip iš esmės, žinai, anksčiau būdavo, kad jiems nuotoliniams nulinis mokestis ir galima susitvarkyti, čia jie vadina, kaip jau vadina? Aš nežinau to pavadinimo, bet kažkaip įdomu tokį turi pavadinimą, supranti. Bet dabar nuo šių metų vis tiek 9% reikia mokėti. Tai kaip ir nėra skirtumo. Jo, nėra skirtumo vis tiek. Jie visiems vedė, kad dauguma tai padarė, kad ant nuotolinio tai sėdėjo. Nes iš esmės, kaip būdavo, kad viduje, jeigu tu pardavinėjai viduje, tu darai verslą viduje, tu turėjai susimokėti 5%, anksčiau tai būdavo. Jeigu tu ne viduje, tada tu susimoki 0. Ir dar tas free zone. Pavyzdžiui, pas mane irgi yra free zone, bet aš moku mokesčius, supranti. Tai nėra taip, jau sulyginu. Aš tai sakau, jie irgi nėra durniai. Jie mato, kiek žmonių ateina, kiek darosi tas vizas ir taip toliau, žinai. Nėra durniai, žinai. Tai jie pasidarė jau šitą jau pasidarė kitaip, kad visiems. Kiek dabar kainuoja inkorporuoti kompaniją čia? Plius minus. Aš kiek mokėjau, tai maždaug 12 000 eurų. Bet čia jau su vizom man ir sesė. Tai realiai kažkur tai 25 kainuoja tik tai kompanija. Tai kažkas apie 5-6 tūkstančius. Ir meluoja dabar, galvoja, ne, 10 000 kur. Nes 5-6 kainavo kompanija viskas sutvarkyti ir po 2000 už vizą. Kažkur 10. Aš tiksliai nežinai, tu iš karto nemoki ten, pamoki. Kažkas apie 10 000 eurų kainuoja. Bet reikia čia jau per kiek laiko to susitvarko? Reikia čia greitai? Nebūtina čia, bet labai greitai susitvarko. Bet va čia irgi svarbu, kad jūs žinotumėt. Aš matau tas reklamas, kad aš jums sutvarkysiu 17 000 tenai kompaniją, žinai. Ir kai tu ten nueini, tau prasideda plus. Man ačiū Dievui labai pasisekė ir iš tikrųjų čia vėlgi per Instagramą. Nes man kažkaip tai gavosi taip, kad aš nežinau, kad pas mane yra varstėjus ir man greitai reikėjo galvoti sprendimo būdą ir aš įsteigiau savo įmonę. Ir per Instagramą mergina man parašė, kuri čia turi draugą vietinį ir jis būtent to mūsėm ir jis atėjo kaip pagalba, kaip draugai man. Ir aš sumokėjau iš tikrųjų mažius pinigus tik dėl to, kad jau čia kaip per draugystę, žinai, buvo.
Bet iš esmės jie po to ten kitas kompanijas, tu turi žinoti, kur reikia eiti. Nori, parašykit man, aš padėsiu, žinai. Kur iš tikrųjų nueiti. Man ir įmonės akauntą atidarė, banko akauntą su konsultanting, kas yra konsultanting, banko akauntą gauti yra faktiškai neįmanoma Dubai. Nes visi anksčiau tai blaudavo pinigus ir dabar tu turi ten būti super clear, kad tau atidarytų tokį įmonę. Tai man nuo A iki Z dar sutvarkė. Ir pas mane čia yra labai artimas draugas ir jisai irgi užsiema įmonę, bet tuo metu jis kažkaip čia nebuvo, kaip man buvo bėda. Ir jis sako, kiek sumokėjai, tą gavai, sakau, gavau, tą gavai, tą gavau, kiek sumokėjai, 20, sakau, ne, 10 000. Ko? Tu ką esi nemokamai čia to darė? To prasme. Ne, sako, nėra tokių kainų. Žodžiu, kiek kas nori, tiek tas čia žino, ne? Jo, svarbu pasirinkti tinkamus žmonės, nes bet tie, aš matau, tas reklamos, ten taip nebus. Neįsivaizduokit, kad už 4 000 jūs atsidarysit, viskas pasisūs gerai, švariai ir taip toliau, o čia geriau nerizikuot. Bet jau Dubai, kur geriau nerizikuot, nes jeigu Lietuvoje jums duos baudą, čia jums taip gražiai su jumis nepasielgs. Čia viskas turi būti tvarkingai, švariai ir taip toliau. Jeigu jūs žiūrėsite įstatymus, jeigu jūs tvarkingai viską tvarkysitės, jokio rūpesčio jūs neturėsite. Tai kokie minusai čia gyvena? Vanduo. Ok. Vanduo, ypatingai moterim. Vanduo, bet aišku, dabar išėjo įstatymas, kaip neįstatymas, reikalavimas pagrindinė šeiko, kad diva turi sutvarkyti vandenį iki geriamojo vandenio. Nes, pavyzdžiui, kas visi čia gyvena, tai odos būklė paprastėja, plaukų būklė paprastėja, nes vanduo, jis nieko neturi, negyvas, jisai, labai, mano plaukai iš va tokių, nutrupėjo iki va tokius. Nieko nedarant, aš ten nesimaudžiau jūros, ten taip toliau, tiesiog nuo elementaraus vandens. Aš turėjau labai stiprią rožinę nuo vandens vanduo, jo, iš tikrųjų čia yra. Jeigu, aišku, turi nuosavą namas, pasistatysi savo filtrų ir problemų neturi, bet kaip aš gyvenu 150 aukštų name, tu tokio dalyko, ten labai sunkiai tau gautis kažką tokio padaryti. Marinos Arija tarakonai. Marinos GBR ir taip toliau, tikrai labai didelė problema, nes matai, įsivaizduok, ten 35 aukštai ir ta, žinai, kur išmetamas. Šiukšlių. Atsimink, pas mus Lietuvoje 9 aukščiai kokias problemas turėdavo su tarakonais dėl to. Aš galvoju, kad jie vis tiek turės kažkokį sprendimo būdą tam, nes tikrai Marinos... Dar viena biznio idėja? Jo, beje, jo. Tai, žinai, aš dabar irgi šnekėjau su Abu Dabiu, ten žmonėm, žinai, kur governmentis sėdi. Tai belenkiek pinigų dabar yra skiria bilijonų būtent tokiam problemom įspręsti. Ne tik tai ten eko, ten taip toliau, visas tas, kur jau realiai Europoje yra išsisprendus, žinai. Ir man jie kaip pasakoti, žinai, kaip antikinis laikas, neturi to, mes turim, žinai, čia. O tokių nėra. Pas mus jau seniausia buvo tie visi vamzdynai išbraukti ir atrastas kažkas. Aišku, aš nežinau, kaip jis galvos ant 35 aukštų namo padaryti kitaip. Esi su šiukšlių maišu, kai žinai, laiptaisi. Ne, gal kas giliau, žinai, kažkur tai, kad tie tarakonai ten liktų. Bet, pavyzdžiui, dabar jūs šitam rajone dar neturit, nes jisai naujas, bet palauk, čia lygiai ta pati sistema. Visur čia lygiai tokia pati sistema, žinai. Kas toliau bus, kes visas Dubajus tarakonuose? Čia toks, žinai, klaustų, bet jie išsispręs, labai kaip su lietum, žinai. Jo. Bam, iš karto viską pasikeitė, viską išsisprendė. Buvo čia panikos, ar ne? Jo. Buvai tu tuo metu čia? Tai realiai tu eidavai gatvę, iki čia vandens būdavo. Niekas niekur nevažiuodavo. Aišku, po to, žinai, kai pagalvoju, kai aplinkų vėjo nuolatos statybas ir dėti, nežinai, kur kokie laidai, tai aš pagalvoju, kad aš labai kvailai pasielgiau, kad aš buvau tuo metu išvis lauke, žinai. Bet, panika buvo didžiulė, panika buvo didžiulė. Bet greitai susitvarkė ganėtinai. Tai jie čia viską greitai daro. Čia, žinai, čia ne taip, kai Lietuvoje kelią pratęsti reikia 3 metų. Čia namą pastato per metus, supranti. Tai čia viskas. Bet tas man čia ir patinka tas greitumas, nes aš pati esu iš tų greitų žmonių, žinai, man reikia to greito tempo. Ir galiausiai gaunasi, kad ir čia toks tempas. Jeigu tu čia atvažiuoji pamiegoti, tu čia nieko nepadarysi. Čia reikia daryti čia ir dabar. Vat gavai kontaktą, darai. Gavai, darai. Nes tavo vieta kažkas. Man irgi čia, aš, žinai, negyvenu, bet kiek kartų čia esu buvau, tai man tavo visą infrastruktūrą, žinai, pasikvietei Uberis. Uberis yra už 2 minučių. Ne taip, kaip pas mus ten, žinai, Londone. Išsikvietei, laukiu, cancel. Kito, ieško, laukiu, vėl cancel, žinai, ir atrodo tau tą... Su šitą Uberį įsikvies užtrunka valandą laiko, žinai, atrodo taip turėtų būti paprasta, žinai, viskas. Mes čia nedarbojamės, kad jeigu iš minutės į 6 nueina. Tai va, tai čia, žinok, labai super duper. Ne, tai čia viskas, pieno trūksta, gerai, to atneš, čia tas atneš, čia viskas visur neša. Aišku, žinai, irgi, žinai, tu gali užmingti ant laurų. Tu žinai, kad tau net nereikia važiuoti benzo kolonėlę, kad užsipilti mašiną.
Tu per appsą pasistatai, kad 9 val. Privažiuoti prie namų ir tau pripiltų. Tu tiesiog baką atsidarai. Žodžiu, tinginiam rojus. Nu, tinginiam čia rojus, bet žinai, iš kitos pusės, čia yra labai didžiulis Nes tau sutaupo Man laiką, mėnesis čia jo. praeina kaip 2 dienos. Tiesiog, va tai, va, tu net nepastebi, nes čia antiek daug viso veiksmo, ką veikti, ką daryti ir taip toliau. Kad tu tiesiog nepastebi, kaip tas laikas praeina labai greit. Viskas keičiasi, infrastruktūra, kažkokios naujienos, kažkur važiuoti ir taip. Nu, žodžiu, čia verslams ir žmonėms, kurie yra pasiruošę iškariauti pasaulį, yra pati geriausia vieta. Dar papasakok, ar buvo kažkokių tai įvykių per šitos metus, kiek tu gyveni Dubajuje, ar ne, ką verta galėtum prisiminti, kad buvo kažkaip keistai, kažkaip kitaip. Matai, žinai, kas čia yra įdomiausia, kai tu atvažiuoji čia kaip turistas ir pradedi tą turistinį gyvenimą, tą naktinį gyvenimą ir taip toliau, visi tą praeina. Tada tau Dubajuje susidaro tokį įvaizdį, kad blink, viskas neskanu. Man buvo toks momentas, kai man buvo nefaina, neskanu, viskas toks fake. Viskas toks liūdesys, ne namų pojūtis, toks viskas. Iki to momento, kai aš pradėjau daryti įmonę ir kai pas mane pasitibėjo gyvenimą daugiau vietinių. Vietinių žmonių, kurie čia gyvena, kurie čia, normaliai tiesiog gyvena. Tada tu pamatai visiškai kitokį Dubajų. Tai dėl to, pavyzdžiui, kai pas mane, kai aš girdžiu, kad žmonės sako, kad jiems labai nepatiko Dubajus, aš juos labai suprantu. Nes aš irgi nesižavėjau nuo pačios pirmos minutės. Ir tai buvo, bet kai tu atpažįsti ir pažįsti visą kultūrą, vietinius, ir tu visiškai pakeiti savo nuomonę. Visiškai. Čia yra, žinai, kaip ten, ta tokia, žinai, neatskleista knyga, tu matai tą visumą ir dažniausiai tik atvažiavę žmonės tą tokį netikrumą, jie turi tą praeitį. Jie turi, iš tikrųjų, kiekvienas turi tą praeitį. Ir tada atsiduria ten, kur atsiduria. Aš, pavyzdžiui, čia įvažiavusi Dubajų, aš čia esu namuose. Pas mane yra toks pojūtis, kad aš esu namuose. Nors aš esu gyvenus Graikijoje 2 metus, aš gyvenus esu Ispanijoje metus, niekada tokio jausmo neturėjau, kad tu jautiesi kaip namuose. Tu ateini čia, visi tam sveikinasi parduotuvėje, visi tavo vaikus pažįsta. Aš iš vis Dubajuje esu Leo mama, kad jūs suprastumėt, nes mano vaikas... Žvaigždės mama, ne? Taip, nes mano vaikas šitokia žvaigždė pasidarė, kad jeigu kur nors eina, mane visi vadina Leo mama. Gerai, Leo mama, jo, bent jau čia taip kas nors vadina, žinai. Tai vaikams čia visi veda, visi, visiškai kitas gyvenimas. Nėra tu tokių, žinai. Kaip edukacija? Gerai labai, bet čia žinai, kad vaikai eina į 1 klasę nuo 4 metų. Tai kaip ir Anglija. O mano tokie 7 metų, kokiam first grade. Vaikai šneka puikiai, angliškai. Ir žinai, kas keisčiausia, pavyzdžiui, man kieme, ne? Aš, pavyzdžiui, atsimenu Lietuvą. 11 metų mergaitė, tu įsivaizduoji, kad draugautų su 4 metų berniuku. Ne. Pavyzdžiui, pas juos yra tokie draugai kieme, ten su Heidž, pati geriausia draugė, jai dabar su jais 12 gruodį. Ir jie jau čia metais draugais. Bet aš dabar buvau atvažiavus tik su Sūnumi ir Sofijos, buvo, iš kelių savaičių atvažinė. Manęs kiekvieną dieną klausia, kada Sofija atvažiuos, mes labai man jos mama vasarą rašė, ar galit pasakyti, kada vaikai ateis, jie tiesiog paniškai jų ieško, jie nori su jais draugauti. Tas rūpestis toksai, jinai jį moka, ta mergaitė, kad taip šnekėti negalima, jeigu jis kažką iš YouTube, žinai, jie ten tokias tradicijas darosi. Ir man taip keista, aš savęs neįsivaizduoju 12 metų, draugaujant su 5 metų. Babysitinant kažką, žinai. Ir tuom norėti tą daryti, žinai, babysitinti. Ir jie iš tikrųjų kažkokius ten stovyklas daro, kažkokius ten renginius, ir to jais, tos saldainius. Ir jinai taip atsakingai juos atveda, išveda. Ir man taip keista, žinai, mes... Net vaikam rojus čia, ne? Mes nepripratę prie to, žinai. Ką? Nes mano tai yra ir didžiausias, žinai, tas klaustukas. Vaikai. Oi, vaikams šiandien bus geriausia vieta. Čia bus, aš realiai didžiąją dalį mano apsisprendimo buvo vaikai. Pavyzdžiui, aš nekenčiu GBR-o. Gerai, negaliu sakyti nekenčiu. Nemėgstu GBR-o, pavadinkime taip, nemėgstu GBR-o. Bet tik dėl vaikų, dėl to, kad ten jau draugystė yra ne 1 metai ir ta visa komunikacija, mes tėvai vienas kitus pažįstam, jeigu kažkas kažką mes viską pranešam. Tik dėl jų aš važiuoju į tą rajoną. Nes aš žinau, kad jie ten bus patys laimingiausi. Ir įsivaizduoju, kad aš pasakiau netyčia, kad mano dukra atvažiuos 23 dieną. Tai mes ją gengą, mes jas vadinam, ten jų daug. Ten vienas Leo ir kiek aš skaičiavau dabar per jo gimtadienį 11 mergaičių. Ir žodžiu,
Ir jos 23 dieną pravakščio visą Sadafą, Murdžaną, praieškodami prie visus butus, praieškodami, eidami tikrinti, kada Sofija atvažiuos. Ir man jos mama rašo, sako, mergytis jau 3 valandas ieško, Sofijos negali rasti, kur jūs esate, sako, Sofija tik tai, ryte atskaisis, dar nėra. Sako, mes tikrai išeisim, nepergyvenkit. Ai, jūs suprantat, ta meilė jau tokia didelė, čia jau visą vasarą pralaukė, jau čia nematė, taip toliau. Vaikam čia rojus, pavyzdžiui, arabai tėvai. Čia tokia, mes tokį juoką aptarim. Nenustepkit, kad jūsų vaikus pavogs arabai. Bet čia, netiesioginė ta prasme. Kai jų vaikai susidraugauja, mūsų, pavyzdžiui, su arabų šeimas susidraugauja, tai tu faktiškai savo vaikų jau beveik nematai. Jie juos įma namo, vaišina ledais, veža į kažkokius tai renginius. Žodžiu, visiškai ten. Tai dar tas senovinis, kaip mes kiemuose augom, pas kaimynus ir pas tetulės, kur saldainiais. Bet man, žinai, tokia nostalgija, žinai. Mano vaikai nesėdi telefonuose, jie pastovi kiemi. Žinai, tik tai tas vieta. Aš dabar savo mamą suprantu, kodėl mus kartais norėdavo užmušti, kai tu pasakai 9 namo, jų nėra, tada eini ieškoti per visą tą kiemą, kur jie yra. Aišku, vienas niuansas, kad tu čionais nepergyveni. Pavyzdžiui, jeigu vaikas linksta, tu atneši apsauginį ir rodai, kad šito berniuko negaliu rasti, kur jis yra. Ir jie ten tuk per kažkur tai. Jis yra tenai ir tu eini pasimti. Okay. Ir viskas. Mūsų vieną kartą buvo 2 metų Leo dingęs didelę molę. Pirmą kartą, žinai, pirmas kartas. Mes ten 3 ašaras ir taip toliau. Atveda apsauginis, aš net įsiparinu. Jie mane sugavo, jis mane žiūri. O mes jau ten. Ir visi tą patys, ko jūs perginat, čia Dubajus. Ko jūs perginat? Ko jūs perginat? Tai aš dabar tik numerą užrašau ir žinau, man kartais būna paskambina. Jisai dabar prašo biarę, ten parduotuvė, tai jie žino, jie jų skolą jam duoda, aš ateinu susimoku, supranti. Bet ten, tarkim, kokia naujoji parduotuvė, tai jie skambina, ar galim mes duoti, galim, to atneš pinigus, sakau. Žinai, kai grina mūsų vaikystė, šiais tokiais, kas faktiškai, neįmanoma. Niekur tu to tokio autentiškumo jau nebegausi, žinai. Ir aš atsimenu save, kai aš gyvendavau, man būdavo pats geriausias tas kaifas ryte, vakarė sulaukti, kada bėgsiu pas savo draugus, žinai. Ir aš matau, mano vaikai lygiai tokie, žinai, pačioj būsinė. O Lietuvoje, kiek aš bandžiau, to niekaip negaliu išgauti. Į mokyklos eina? Eina. Čia neina, eina į Lietuvą. Lietuvoje. Lietuvoje, tai dėl to mano dukra keliauja, o nuo kitų metų, jeigu viskas bus gerai, aš pasistengsiu čia naisiu perkelti. Ir mokyklos beje irgi čia nėra kosmosas. Už metus 5,000 eurų. Tik tai? 6, jo. Labai jau čia tokioj visi, kur ten jau šūstriai arabai atveda vaikus, 20,000 eurų į metus. Tai pas mus, žinok, yra mokyklų Lietuvoje lygiai taip pat paima. Bet šiaip tai čia nėra brangios mokyklos. Privačios brangios nėra. Svarbu, kad ta gera edukacija būtų, žinai. Pas jos, žinok, stiprus, pavyzdžiui, pas mano draugus arabus yra lygiai tokio pačio amžiaus vaikai kaip mano. Bet berniukas lygiai tokio pačio amžiaus ir mergaitė lygiai taip. Jie lenkia, žinok. Lenkia, stipriai lenkia. Visi anglų kalbą šneka, bet berniukas jau skaito knygas, laisvai rašo, 5 metų ten. Nepamiršk, kad pas jos tas mokyklas, tas mokymas yra. Matai, jau tu nepamiršk, jo prasideda, jeigu nuo 4 metų. Tai man taip kartais būna nejauku, kad, taip, žinai, mano net vaikas dar normaliai šnekėti nemoka, žinai, o ten tėti, o aš perskaičiau tavo knygą, ar aš galiu... Ką? Aš taip klausiau ir galvoju. Kas čia vyksta, jie tam berniukui tik 5 metai. Žinai, supranti, Lenkija gal. Lenkija. Medicina tik tai čia nais tokia. Ne. Kaip papulsi. Mano sesė buvo tokia istorija, kad jai buvo pulinga angina ir jai teko lašinti antibiotikus per lašelinę. Ir žodžiu, aš atsikeliu kitą rytą, mano sesuo tokia žiūri mane, aš padariau tą. Sako, tu miegojai? Sako, nemegojau. Sako, bet žinai. Ką tau čia sulašino? Per daug įsiaudrinus. Ir mes kitą dieną turim vėl eiti tą pačią kliniką, ligoninę, kad jai sulašinti. Sako, jūs, kažką jai netaip leidžiat, nes žmogus, parą laiko spulinga angina, nemiega, dirba kažkas. Ir tokia žiūri, žodžiu, dopamino jai leido, nes daktarai pasirodė, kad jinai leisgyvė. Kur, sako, jinai leisgyvė buvo, sako, jūs išprotėjot, jūs jau leisgyvę padarysit, jeigu taip. Sako, jūs, tokių klaidų, žinai, tokių, arba dabar neseniai mačiau, kai kraują ėmė iš venos, ne per tą, žinai, tokį kateterį, kur, tą, sušvirkšt. Dar tokių bairių tu jau čia nesimat. Sakau, čia kaip kada, kaip kur, tu turi žinot, žinai.
kai atvažiuoja žmogus šiandien, jau geriau tu susirask, su kuo susidraugauti iš tų žmonių, kur čia gyvena. Kur prie medicinos, ne tik prie medicinos, kurie tave gali pagaidinti, žinai, kur eit, kur neit, kur jokių būdų nueit, ar kur neit. Ir net verslo požiūrį, net kad neprapultum, nes kiek bebūtų saugus Dubajus, čia irgi daug skamerių. Okay. To irgi negalima pamiršti, negalima, žinai, bet ta tokia galva nueiti ir galvoti, ai, čia saugu, čia niekas tavęs nežinok. Dabar buvo visa grupuotė indus sugauta, kurie išviliodavo žmonių pinigų, žinai. Čia lygiai taip pat kaip kitoje šalyje, jie tiesiog greičiau su tuo tvarkosi, greičiau juos randa ir nepalieka, kaip žinai, pas mus 10 metų ir ta pati istorija dar iki šiol mus kamina, žinai. Taip. Bet vis tiek jų yra ir tikrai reikia to nepamiršti. Ir čia labai dar net įdomi, kad jeigu tau kažkas žmogus padarė, apgavo, ne jisai turi įrodyti, kad jisai nekaltas, o tu turi įrodyti, kad jis iš tikrųjų padarė. O. Taip. Mums yra buvus tokia situacija, kur, teko labai sunkiai, vargti, kad ten, ir įrodyti, ir konkrečiai įrodyti. Ne, šiaip aš pasakiau. Jie neieško. Žodžiu, valdžia kaip ir neieško, ne, bet tu turi parodyti, kad tau kažkas atsitiko. Taip, kad tave tikrai apgavo, kaip apgavo, kodėl apgavo su įrodymais ir taip toliau. Okay, supratau, žinau. Yra čia yra. Sakau, čia nėra taip, žinai, vaikai saugu, palik rankinuką saugu, tikrai nieks nevoks, nieks nerizikuos ir tokiu duris gali palikus atviras, niekas tavęs nepoks ir taip toliau, žinai. Bet kas liečia ten investicijas ir taip toliau ir panašiai, tu turi žinoti, kur tikrai yra skamerų. Tikrai yra. Ok. Įdomu labai. Sudominai, o tu čia ne pirma, žinai, ir vis patvirtina, man atrodo, kad reikia varyti čia, žinai. Ne, iš tikrųjų, kaip gyvenimas, čia tikrai labai geras. Visų pirma, dėl to tinginystės, kad tau nereikia, žinai, man Lietuvoje, aš ten iš darbų grįžtu vaikus, dar važiuok dar padaryk tą, žinai. Taip. Tokių nereikalingų, žinai, užsipilk benziną. Kur visiškai waste of time, baigėsi pienas ir varai per trafikus. Supranti, ta prasme, visiškas toksai, žinai, visiškai, kas galėtų sutaupyti visų pirma tavo energiją, kad tu sėdėtum su vaikais, visą antrą, kad tu dirbtum ir taip toliau ir panašiai. Čia viskas šitai įsispręsta iki nulio, žinai. Aš čia labai retai eikvoju laiką kažkokiam tai nesąmonėm. Aš arba dirbu, arba esu su savo vaikais. Ir jaučiuosi pilna vertiškai gyvenantį savo gyvenimą, žinai. Aš neapsikrauknau dėl namų tvarkos, nes čia kainuoja 10-20 eurų namus sutvarkyti, supranti. Viskas yra normaliom, adekvačiom kainom, kad tau nereikia būti super rich, kad tu tą turėtum, supranti. Auklės čia irgi 500-700. Nors aš su auklėm, aš esu tokio požiūrio, kad aš nelabai noriu, kad mano vaikai augtų su auklėm, aš noriu, kad mano vaikai augtų su manim. Taip. Kad aš juos mokinčiau, žinai. Tai kai reikia, tai jos ateina, išeina, žinai. Ir viskas adekvačiom kainom, adekvačiai pagalvota, adekvačiai apskaičiuota. Verslo galimybėm. Noro turėsi, pasidarysi. Eisi į konferenciją, susirasi networking, čia visi su viens kitu bando susipažinti ir nėra uždarytam, žinai. Galiausiai visokių idėjų su government, jie visada klauso ir taip toliau ir panašiai, žinai. O ką aš, vanduo aš vis laukiu, kol vandenį. Vandens, labai, iš tikrųjų vis tiek, žinai, toks nemalonus dalykas, kai pastoviai, o dar šerpius ar nuspoguavus ir plaukai krenta, žinai, nėra. Reikia irgi kažkokios kompanijos, kur, žinai, jau... Tai jie per šios metus turi sutvarkyti, yra įstatymas, jie ne tik, kad prižadėjo privalo, žinai, tu šeikui negali prižadėti. Tai irgi labai, žinai, paleisti reikia į Europą, kad specialistai, žinai, irgi... Jie turės išspręsti šitą problemą, bet kuriuo atveju jie turės to išspręsti, žinai, nes, čia, jeigu šeikas pasakė, čia jau pasakė, čia jau viskas čia turi būti daryta, supranti. Aš girdėjusias istorijas, kad čia iš vaikystės rankas, nesąmonė šitą. Kokią tu istoriją nebėr, žinai? Čia, žinai, čia yra arba kad į moterį žiūri, nesąmonės irgi. Čia, žinok, didžiausias kompanijas Arabės valdo. Ir tokios konkrečios Arabės, tokios moteris su kiaušis. Ir, pavyzdžiui, kaip juokinga man, kai aš paklausiau, kad ten moteris čia užgut. Jo, kokioj Sirijoj, žinai, ten prie musulmonų, žinai. Čia arabai bijo. Čia jie bijo, čia jie su kryžiais eina. Nes čia jos tokia, žinok, turi savo žodį, turi savo valdžią. Ir kiekvieną vyrą taip gali nuskalptuoti, kad jiems maža nepasirodė, žinai. Jie jų bijo, jie jas taip su praeiti šonu geriau, žinai.
Bijo reiškia gerbti. Į moterį iš viso, žinai, į moterį iš viso čia yra kitoks požiūris. Aš nešneku apie turistus, žinai, apie turistus, pažiūrėjau, važiuosiu į Abu Dabį, tu matysi, vyras net nežiūrės tave, jis praeis, žinai, nes tai yra nepagarba moterį. Nebus to tokio naglo lindimo, žinai, gal toks, žinai, iš šaniuko ir tai stengsis, kad tu net nepastebėtum. Nu čia vat kartu skirtumas, žinai, pažiūrėjau, Abu Dabį dar jisai toks jaučiasi, žinai. Senovinis dar biškai. Dar toks senovinis. Čia, žinai, iš Libano privažiavę, dėtka, žinai, tokie, bet iš esmės, jeigu tie vat vietiniai irgi dažniausiai, su pagarba žiūrės. Ir, žinai, kas svarbiausia, vat, žinai, aš visą laiką galvodavau anksčiau, kad moteris arabės greičiausiai mūsų nemėgsta, žinai. Nu, vat aš taip galvodavau. Bet žinok, jeigu tu vėl, pradėkime nuo to, jeigu tu gerbi jų tradicijas, vat pas mane buvo tokia istorija, dabar man reikėjo iš europinių, kadangi aš turiu rezidenciją čia, man reikia būtinai iš europinių į arabiškas teisės pasidaryti. Ir aš einu, važiuoju į Ras Al Khaimą, tenai į tą government ir man vyras sako, nu va čia taip, bet teisės jums atsiųs ten po savaitės, o man mašiną dabar reikia įsinuomoti. Sakau, ne, bet man mašiną reikia dabar. Ir visiškai atsitiktinai važiuoju į government, ten jau kur pasirašyti taip toliau ir iš karto moteriškai. Ir aš ten pasakiau kelis ten arabiškus žodžius. Ir aš taip jas sakau, bet man labai reikėtų šiandien. Ir jinai mane žiūrė, to padarysim. Ir padarė, žinai. Jos irgi mus priema gerai, jeigu mes gerbėme jų tradicijas. Jos irgi yra draugiškos ir jos toks, žinai, tas woman in power, žinai. Ir jinai ten su to arabą, ir žiūriu, atneša, imkit, prašau. Ir iš karto atneša. Nors 3 žmonės sakė, kad neįmanoma gauti tą pačią dieną teisę. Nu, tai sugebėjo, visiškai nepažįstamas žmogus. Tai va, tiesiog ėjau, va, pas pirmą moterį, kuri buvo ir va, tai va, jinai sprendė. Jeigu gerbi tradicijas, jeigu tu, žinai, kiekvienai moterį, netgi ir mum nemalonu, kai mes einam su savo vyru ir prieš mus eina moteris išvertus krūtinę ir ten sutrumpus, net mum nemalonu, kur neturim jokių religijų ir jokių tradicijų, tai tu įsivaizduok žmogų, kuris turi religiją ir tradiciją dengtis, va tokį vaizdą matyti prieš savo, nu, tas pats, kas vyrų pornografiją įleisti. Kas yra iš visų uždrausta čia žiūrėti pornografiją. Supranti? Nu tai kaip tu pasirodysi, taip ir tu gausi, žinai, bet iš tikrųjų jos tas moteris, kurios kultūringai visada pakalbins mano vaikus, visada kokių nors saldainių, dovanų, kur tik atsimenu vieną ofisą, jam lėktuvėlį su mumis pašneka, su mumis pajokauja, ten kažkur nuveda, ten prižiūri. Visada sulaukia gero labai požiūrį, priklausoma nuo taip, kaip tu apsirengsi ir kaip gersi jų kultūrą. Ir jos irgi labai linkusios padėti, nors aš visada galvojau, dar, žinai, tas tokie mitai, kad greičiausiai arabės, tų ruskių, mes vis tiek jiems esam ruskės, kaip bebūtų, mes esam ruskės, žinai. Bet žinai, bet tos ruskės, ta reputacija, man atrodo, čia nekokia užsidirba, jo. Užsitarnavę. Žinok, net aš matau jas. Žinok, tas nemalonus bendravimas, nemalonus toks, čia kažką tu man turi, net aš jas, žinok, matau. Jie užsitarnavę čia. Tas pastovus ieškojimas kažkokių turtingų vyrų, tai kieno tie vyrai, tai tų arabių ir yra tie vyrai. Nors jis tik nepyksta, juk arabas gali vesti krikščionį ir musulmonį, ta prasme lygiai, žinai. Nes nepyksta, kad antrą tą žmoną atvesta krikščionį, bet, žinok, kai jos vačinais tais išverstais krūtinėm ir, net man, žinok, rūpų žiūrėti. Bet yra kaip yra. Bet sakau, bet čia priklauso nuo žmogaus. Jeigu tu esi normalus žmogus, tai čia viską gausi. Ir visur gausi, ir nuo visų gausi. Aš esu labai linkus kitiems žmonėms padėti. Man patinka, man parašo ir Instagramą, man patinka padėti. O ypatingai, jeigu tas žmogus dar gauna iš to kažkokios sėkmės, ar kažkokį, tu pamatai, kad čia tau nebuvo bereikalingas tavo pagalba, nes tas žmogus iš to išaugo, žinai. Tada aš tu jautiesi geriau, aš kaifuoju nuo to. Man visą laiką norėjosi, kad Lietuvoje būtų visi žmonės, mes juk tokie mažiukai, kad viens kitam padėtų. Mes daug ko pasiektumėm, jeigu viens kitam pradėtumėm padėdinėti. O va čia pas jūs kažkaip yra tai kultūra. Natūraliai. Jiems nereikia vaidinti, nereikia kažkaip, nėra vienas iš kažkiek. Jie natūraliai viens kitam nori padėti, natūraliai kiekvienam, ypatingai jeigu tai išsienietis ir taip toliau ir panašiai. Ir va dėl to aš greičiausiai čia jaučiuosi ir namuose, nes aš esu to tipažo žmogus, žinai. Aš esu tos tipažo žmogus, kuris negaila laiko, kartais net, matai, tu mane pasitikėjai, matai situaciją, kad manęs paprašė pagalbos, kad geriau aš sakysiu, tai kaip čia, ne, reikia. Aš žinau, kad tas žmogus yra bėdoje, man negaila jam padėti. Tai jeigu nuo to jis atsidurs dabar namuose ir sėkmingai su savo mažu vaiku ten jausis saugiai ir man negaila padėti, supranti. Negaila nei mano laiko, kad aš vėlavau jau pas tave, negaila nei mano pinigų, nieko. Man negaila, aš toks esu žmogus, supranti. Ir va šitas labai stipriai jaučiasi jų vietiniai kultūrai. Ir tas mane labai žavi ir dėl to aš jaučiuosi čia kaip namuose. Aišku, O kaip, klausyk, dabar lietuvių bendruomenės? Dalyvauja kažkokio veikloje, čia yra kažkokios, aš nelabai. Ne. Aš turiu draugų, pažįstamų, vėlgi per savo tą pažįstamą lietuvių, bet
kažką apie tai. Gal yra, aš nežinau, aš nesidėmiu. Aš dar neturėjau tam laiko, jeigu taip atvirai pasakus. Pas mane, žinai, dar ta pati pradžia, kai verslas turi nusistovėti, čia vaikai, čia tas, aš vos spėjau kartais pavalgyti, žinai, pusryčiauju kažką ir po to 10 val. Suprantu, kad aš nieko nevalgiau per visą dieną, žinai. Nes man, žinai, kodėl įdomu, nes irgi labai įdomus toks momentas, kai mes Anglijoje padarėm, žinai, tą verslo klubą. Ir buvo dar ta tokia, žinai, sena nusistovėjus kažkokia, kad lietuviai lyg ir parazitas, žinai, žinai, nuo tų labai senų laikų, žinai, Anglijos, ten tų visų, kai visi ten nusikalstamas pasaulis suvažiavo ir taip toliau. Bet jau va dabar pradeda keistis, jau supranta, kad jau viens kitam nekonkurencija, jau dabar ir tie lietuviai kažkaip drąsiau, bet va dar imkim kokią 10 metų atgal, tai dar labai stipriai jautėsi tas, oi ne, lietuviai, aš tikrai iš serviso aš lietuvio nepirksiu, tikrai lietuvio nesamdysiu, nes lietuviai tai blogis, man nepadės. Bet tai neturėtų taip iš vis būti, mūsų tiek mažai ir jeigu viens. Ir žinai, kas aš pastebėjau, šiaip lietuviai yra labai protingi žmonės ir versus, ir bet kokioj sferai, kur tu tik pasižiūrėsi, ten sėkmingai. Žavios aš lietuviai. Visada bus kur nors lietuvis. Bet visada bus kur nors lietuvis. Aš kaip sakau, čia ką vienai laida sakau, kur pinigai ten lietuviai tikrai bus. Taip, bet nejaugi tau sunku padėti savo saviems, žinai. Nejaugi tau sunku, pažiūrėjau, pagaidinti, nukreipti. Ką tau tai kainuoja? Nieko tau tai nekainuoja, supranti. Parodyti, ten taip toliau. Nėra sunku, supranti. Ir jeigu viens kitam būtumėm pradėję, mes kaip tauta būtumėm dar žemesni. Ir dar tvirtesni. Ir mus atsimintų kaip lietuvius, kaip ten tokius. Nes jau dabar yra šnekas apie lietuvius, kad mes darbštus, kad mes tokie, kad mes tokie. Tai tu įsivaizduoji, kas būtų, jeigu mes viens kitam dar padėtume. Vieningi būtumėm. Bet to ne kažkodėl. Aš labai visą laiką tikiuosi, kad bus, bet dar kažkada dar ir nėra. Ir nesuprantu, iš ko mums dalintis, ko mums peštis. Aš niekada to negalėjau suprasti, ko žmonės viens kito nemėgti. Arba jam labiau pasisekė nemėgti jo. Matai, žinai, kas yra, man atrodo, iš Lietuvos gal tas mentalitetas toks atėjęs, aš, pavyzdžiui, kaip žinai, atkreipiu dėmesį kartais irgi į savo, ten jeigu kokį partnerį verslo kažkas su Lietuva, kur žmonės turi verslą, ar ne? Matai, Lietuvoje nėra didelė rinka. Yra ten tik tai tie 2,7-2,9 milijonai žmonių, ar ne, ir ta rinka. Ir kažkaip ta konkurencija vieni su kitu atrodo, kad jeigu ne aš, tai kažkas kitas. Supranti, ir aš tą labai jaučiu, kad, pavyzdžiui, serviso prasme, jeigu aš ten kažkokį servisą samdžiau iš Lietuvos kaip pavyzdys, ar ne, tas toks spaudimas, žinai, imkim, duok man laiko pagalvoti, bet atrodo, tiek ta kova už buvį, žinai, to Lietuvoje jaučiasi, bet sakau, kita vertus gal ir suprantama, nes Lietuvoje tai rinka yra mažesnė ir jie labai kovoja už kiekvieną tą klientą. Kaip, pavyzdžiui, bet pas mus, tarkim, Anglijoje, ta Anglija didžiulė. Bet gerai, bet tu supranti, jeigu tu suvoki, kad yra tokia maža rinka, tai galvok, kaip išeiti kitą rinką. Kam tau konkuruoti su savo kaimynu ar taip toliau. Aš mačiau, kai čia dvi blogerius susipešinės viena ir kita šopus pasileido. Tai nėra nesąmonė, šopus čia ne dviratis, tu nieko naujo neišradai, supranti. Čia nieko naujo neišrasta ir dabar 5 turi šopus blogerius. Ir gerai. Ir gerai, valio, valio. Tada prasideda, o čia mažiau uždirbsi, tai tu suvoki, kad tai nebusim, žinai. Jei ne kita blogerė, kitas žmogus kažkoks pasidarys. Aš pati savo kuriu, pavyzdžiui, žmonės, kurie nori administruoti, jie ateina pas mane mokintis. Ok. Ir kas iš to? Mažiau klientų bus? Gal mažiau klientų bus. Šaunuolė, jeigu tu pavarysi geriau už mane. Super. Jeigu žmogus negali sumokėti man, jis gali tau gal sumokėti, žinai. Supranti, aš pati netokius žmonės auginu. Pas mane tokio dalyko supratimo nėra. Ir žmonės to nesupranta, kad kaip tik padėdami vienas kitam, tu gali net savo verslą išsukti kažkur kitur. Nekonkuruoti, o kolaboruoti, žinai. Konkuruoti mes galim su kita šalim, žinai. Ir tai konkurencija yra toks kvailas dalykas, aš jo iš vis niekada nesupratau. Niekada nesupratau konkurencijos. Nei santykiuose, nei versle nesuprantu konkurencijos. Aišku, tai yra spyris tau pasitempti, kad tu neužmygtum ir taip toliau, bet ne pikta ta prasme, kaip tik gera prasme, supranti. Tau neduoda užmygti, tu turi galvoti kažką. Nežinai, niekada nebūsit, aš nebūsiu to, tu nebūsi aš. Vis tiek viskas perkama yra ant emocijos, žinai. Ir galiausiai, tai jeigu tu pastebėsi, kas pasidaro tikrai versus, tai tie žmonės, kurie moka visų pirma dalintis, pradėkim nuo to. Ir visų antra, kurie nejaučia konkurencijos. Jie kaip tik viens kitam padeda. Taip. O dalintis ir padėti visada reikia. Tada tu pasieksi tikrai. Bet pas mane būna ateina žmonės, pavyzdžiui, nori į čia kažkokie prekiai. Sakau, gerai, aš padėsiu, bet mano yra procentas, jūs suprantat, kad mes visi dalinamės ir viską turime. Ir teisinga, Ir tai yra teisinga. Ir man patinka, kai man žmonės lygiai tą patį sako, man ateina žmonės, jie sako kažkokią siūlo paslaugą, sakau, gerai, koks tavo procentas. Man tinka.
nu, jeigu tu nuo to padėsim, aš pasidalinsiu savo duoną, tai, nu, man tik dar geriau bus, žinai. Bet tas žmonės nesupranta ir va čia va ir prasideda mano, tas, žinai, tas gobšumas toks. Bet gobšumas dažniausiai priveda tave prie blogo rezultato, nei gero rezultato. Tai pradėkime nuo to, kad prie vienišumo, žinai, nes toks Nu, žmogus taip. niekam nebeįdomus, žinai. Nu, jo, bet aš sakau, aš manau, kad gal žmonės supras pagaliau, kad reikės vienas kitam padėti, o ne kaip tik atvirkščiai. Nu, ačiū, Monika, labai už pokalbį, labai iš tikrųjų įdomu, čia galėtumėm dar 2 valandas, man atrodo, kalbėti. Kaip pas mane kaip visada, bet kokią laidą nueinu, Jo. visą laiką, supranti, ta pati istorija. 30 minučių ir tada prasideda, nu dar ir šitą, nu dar 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 šitą. O man reikėtų pačiu kokius nors podcastus kurti ir galėčiau sėdėti valandą šnekėti, savo supranti, į požiūris ir taip toliau.